Praėjusį savaitgalį Aukštadvaryje esančioje kartingų trasoje zvimbė motoroleriai. Čia surengtas jau antrasis šio sezono Lietuvos motorolerių čempionato etapas. Varžybų metu buvo galima išvysti azartiškas kovas netgi 5 klasėse, tad laiko nuobodžiauti nebuvo nei dalyviams, nei žiūrovams. Kaip teigia Lietuvos motociklų sporto federacijos prezidentas Virginijus Visockis, pastaruoju metu ši sporto šaka pradėjo gan sparčiai populiarėti ir šiuo metu į čempionatą subūrė vis daugiau jaunimo, iki tol savo motorolerių galimybės bandžiusio tiesiog gatvėse ar keliuose. Beje, federacijos vadovas pastebėjo ir dar vieną įdomų faktą, bent jau šioje motosporto šakoje lyderių pozicijas tvirtai suspaudė laiko lietuviai. Motoroleriai kaip sporto šaka gana netradicinė, bet motoroleriais važinėja labai daug jaunimo. O būtent ir federacijos tikslas yra apjungti tą jaunimą ir duoti jam sąlygas išreikšti save būtent moto arba kartingų trasose. Ar nori jaunimas jungiasi į šį federacijos pasiūlymą dalyvauti čempionatuose? Pirmas čempionatas, kada buvo paskelbtas, tai buvo susirinkę apie 27. Šiai dienai mes turime apie 40. Šiandien turim ir svečių atvykusių iš užsienio šalių. Latviai stabilus dalyviai Lietuvos čempionato etapuose, bet galiu nudžiuginti Lietuvą, kadangi kaip nei kai kuriuose kitose sporto šakuose Latviai pirmauja, o šitoj sporto šakoj pirmauja stipriai lietuviai. Klasėje 49 Sport po įnirtingos kovos su varžovu greičiausiai į finišą atskriejo Timonas Sidorenka, Sport klasėje nugalėjo Erikas Kovalenka, Open klasėje auksas atiteko Arūnui Talvaševičiui. Pro klasėje pirmosios 2 vietos visgi atiteko mūsų kaimynams latviams, nugalėjo Edvards Progis, už jo finišavo Viktor Spreimanis. 3 vieta atiteko kylančiai Lietuvos motorolerių sporto žvaigždei Taurui Norkūnui. Kitoje klasėje Tauras jau niekam šansų nepaliko ir visus varžovus reis klasėje įveikė be didesnio vargo. Sekasi gerai, kvalifikacija įspūdingai, bent jau man taip atrodo. O taip važiavimai, tai kažkaip nebandžiau rizikuoti ir džiaugiuosi savo rezultatų. Nerizikavau tiesiog. Kokią poziciją pavyko iškovoti? Tai nežinau, vienam važiavime, ta prasme, vienai klasiai pirmą, o kitam važiavime, kitoj klasiai vieną važiavimą trečias, kitą važiavimą ketvirtas, tai nežinau. Na ir... Galtinio rezultato nežinau. Ir kaip tavo konkurentai šiandien? Stiprus. Pro klasiai reis tai nelabai. Bet yra su kuo pasivaržyti? Yra. Dar vienas klausimas, kodėl pradėjai sportuoti būtent motorolerių sportą, ne kažkokį tai kitą motociklų sportą, bet būtent motorolerių? Todėl, kad labiausiai traukia, man patinka dviratės transporto priemonės. Ar senai važiuoji? Senai. Kiek laiko? Ilgai, nuo 6. Jau greitai sulauksime ir paskutiniojo 3 etapo, kuris federacijos vadovo teigimu veikiausiai įvyks Šiauliuose. Tada ir paaiškės, kuris jaunuolis iki kitų metų čempionato turės teisę vadintis greičiausių motorolerių vairuotojų Lietuvoje.